Tavo balsas. Lietuviškos muzikos laidą. Nu dabar sveikinuosi su atlikėju Mino. Sveiki. Sveiki. Malonu girdėti eteryje ir visų pirma aš norėčiau paklausti, gerokai sugrąžinti viską į praeitį ir paklausti, kaip viskas prasidėjo, kaip tiesiog atsitiko taip, kad tapo dainininku. Kada tas pašaukimas jau toks pasireiškė? Tai nežinau, apie kokį periodą kalbėsime. Jeigu kalbėsime apie tą periodą, kai dar buvo daugiau plaukų, tai maždaug prieš 20 metų, tai nuo tada prasidėjo tas ėjimas į didžiąją sceną, mūsų vadinamą. Jeigu šnekėsime dar anksčiau, tai tos užuominos, tas dainų kūrimas, įrašinėjimas į senovišką magnetofoną, kasetinį, kur buvo mygtukai ten play record ir tu įsirašai į kasetę be aranžavimo, be muzikos, bet jau su melodinam linijom, mano balsu, mano tekstais ir su įdainavimu tai balsu. Tai kažkur tai mokyklos laikais, gal 10, 11, 12 klasiai, tai prasidėjo. Tai turiu dar išsaugojęs tas kasetės, ten net nežinau, žiūrėjau, kad apie 100 dainų galbūt ten tokių kažkokių tai yra sukurta. Iš tų laikų nei viena ir netapo tikra daina, tai tikrai ten tik pradmenys tokie. O, dabar norėčiau tada aš iš karto paklausti, nes aš pats save prisimenu, prieš 25 metus pradėjau dirbti radijui ir turiu dar laidas 16 metų, kuomet pradėjau vesti jas. Ir dabar man kažkaip klausytis jų nepatinka. Taip švelniai sakant. Tai aš norėjau paklausti, o kaip pačiam jums tą, ką darėte prieš tiek metų, tiesiog kaip dabar, tarkim, pasiklausius, ar... Aš atsakysiu panašiai, tai tą, ką dariau prieš tą 30 metų, tokių mokyklinių įrašų, aš jų net negebu perklausyti, nes neturiu realiai ir kasetinio magnetofono daugiau. Tai, bet aišku, galima visą tą padaryti, bet kažkaip tai dar tegu pastovi, gal visai ten pensijai paklausysiu, kaip tas tokio poikio net nejaučiau. Laikau tas kasetės kaip relikvija. Taip. Tas dainas, tokias pirminės, ten, kur, tarkim, tai prasidėjo Kelias į žvaigždes prieš 18 metų, tai aš tų įrašų, šitų gal nelabai galiu klausyti, nes tą pačią, aš visiems sakau, būkit geri, neprašykit manęs dainuoti be meilės mirt galiu, arba groti to senoviško įrašo, nes ten nesuprantu, kaip aš ten įdainavau, kaip aš įrašiau kitokių tembrų negu kad dabar, kitokių skiemenavimų negu kad dabar. Man visai, pavyzdžiui, smagu prisiminti ir netgi čia pas mus yra fonotekoje be meilės mirt galiu. Ta tokį senovišką, aš nežinau, kaip aš ten tokių kažkokių katės balsų, meilės nebelyko jau, nes aš dabar taip nedainuoju, normaliai šneku, normaliai dainuoju, tai kažkaip tai taip gyvai, natūraliai koncertas visą laiką ir tu dainuoji, tai meilės nebeliko jau, o kas ten toks meilės nebeliko jau, nežinau, tai kažkas ir erzina per tiek metų jau, taip? Nu, bet aš esu gavęs tokį įdomų pastebėjimą. Viena mergina man pasakė, sako, kaip tik man labiau patinka tas tavo jaunas balsas apie tą laidų vedimą. Aš dabar kalbu apie dainavimą, galbūt irgi galėtų pasakyti kažkas, pavyzdžiui, iš to Kelias į žvaigždes, kad žiūrėjo tais laikais tuo metu gal pasakytų, bet taigi čia buvo tikrai labai gerai. Aš tai matai, iš tikrųjų, tai aš tai visiems sakau, kad ten labai gerai su dainavimu nebuvo, bet ten pradmenys mūsų kūrybos laidos esmė buvo imti neprofesionalus, norinčius mokintis dainuoti, norinčius mokinti kurti, mokintis norinčius tapti žvaigždėmis, taip ir pagal laidos koncepciją taip mus ir darė. Tai mes tikrai ten pirmais kartais nusidainuodavom, pjaudavom pro šalį, nebuvom pripratę prie mikrofonų, prie aparatūros ir visą tai per tą laidą kaip ir išmokom. To labiau paskui toliau išėjo, kas pasiliko dirbti jau per 18 metų, dabar tikrai gerai įvaldėm visą tą. Tai aš norėčiau truputėlį grįžti prie to realybės šou. Kaip viskas buvo, kad patekote tą realybės šou ir galite truputėlį papasakoti apie tą pradžią? Aš galiu labai konkrečiai pasakyti ir visi sako, tai kol vieni patenka, kiti nepatenka, galiu remti savo pavyzdžių arba aš manau, kad ta teorija egzistuoja. Jeigu kažko gyvenime iš tikro nori,
tu turi ir savo sąmonę nusistatyti, užsidėti savo tikslus ir dėl to tikslingai eiti. Nebūtinai tai yra tiesiogiai, kad aš noriu dabar į šitą kokį Voice projektą ir aš jį pasirašau. Reikia gal ir pasirašyti ant lapelio, bet kad aš būtinai pateksiu. Bet tie žingsniai tokie jau po tavo pasąmonėje turi būti kažkaip tai dėliojami daug iš anksčiau, ne? Tarkime, aš žinau, kad aš norėsiu kažkaip dainuoti, ar būti ant scenos, ar būti su televizija, tokį jausmą turėjau. Tai rinkausi žiniasklaidą, kur ten yra televizijos. Paskui žinau, kad grinai žurnalistu galbūt nenorėsiu būti, norėsiu dainuoti. Tai privačiai mokiausi ir groti gitarą, ir padainuoti ir taip toliau. Įsirinkau kažkokią savo sferą, nes aš įsivaizdavau, kad dainininkas tai turi būti kaip senas, truputėlį jau su patirtim gyvenimo, toksai kaip tie geri italų dainininkai, ką mes ir matydavom ten savo namuose per televiziją. Ricardo Foli, Toto Cutugno, Celentano ir taip toliau. Ta sąmonė, mano pasąmonė galbūt pagavo, užfiksavo. Ir aš kažkaip jau paskui tos žingsnius taip ir dariau. Jeigu aš studijuoju ten kažką, aš žurnalistiką studijavau, aš pasirenku papildomą kalbą italų. Aš prašau darbų ne į Angliją kažkur į laukus, aš prašau į viešbutukus Italijoje. Aš išvažiavęs išmokstu kalbą. Aš tuo pačiu gebu jau tas itališkas dainas dainuoti. Prodiuseriai pamato mane kažkur Vilniuje, bevedantį karaoke, bedainuojantį itališkai, gebantį kalbėti į mikrofoną ir taip toliau. Sako, štai, vienas iš tokių bus moterims, bus galės tenai tos coverius itališkus dainuoti ir panašiai. Mes jį imam. Aišku, aš paskui turėjau pereiti šitą atranką ir dar porą tų atrankų. Bet jie patys man pakvietimą įteikė. Eik, galbūt pereisi, nes mes tokio personažą ieškom. Taip ir visus kitus personažus. Woody vaikams, Vilija miestui, irgi truputėlį paaugliams, Rimiški kaimams. Taip viską ir sudėliojo. Tai viskas iš tikrųjų gali romantiškai atrodyti, arba labai, taip, žinai, net nežinau, kaip matematikoje, apskaičiuotai. Na va, bet iš tikrųjų dabar sugrąžinus laiką atgal ir vėlgi į priekį pagalvojus, praėjus šitiek metų nuo realybės šou Kelias į žvaigždes, kiek iš tikrųjų atlikėjų ir liko, ir tas pats Woodys, ir jūs, ir vieni liko, kiti galbūt pasitraukė, ir turbūt, kad ką jūs pasakytumėt, pavyzdžiui, kai galvoja, žmonės jauni, noriu būti dainininku, ar dalyvauti tame realybės šou, ar ne? Koks jūsų būtų patarimas? Yra du tokie mano atsakymai būna. Sakau, vienas atsakymas būna, sako, noriu būti dainininku, ten žvaigždė ar kažką. Sakau, nebūk. Yra fainų darbų gyvenime, yra fainų, be to tokio feedbacko, be to tokio mėšlo. Čia tinkamas yra keiksmažodis, toksai, tai be tokio mėšlo, kurį gausi atgal, kurį turėsi neštis. Be tų naktų važiavimų kitą kartą ir pervargimų ir atsisakymų savo asmeninio gyvenimo. Tai ar tikrai to norite? Jeigu jau žiauriai to norite, jeigu jau labai čia norite žvaigždute, tai tada tie visi realybės šou ar kiti projektai, ar ieškojimai erdvių, ar internetinių erdvių, ar ieškojimai pažinčių netgi, kaip sutikt kažkokiam renginį būti prodiuserį, kur užklaust, parodyti savo veidą ir sugebėjimus. Visas tai yra paskui jau reikalingi netgi dalykai. Tai uždyka arba namuose sėdint prie teliko nieks neatneša. Visą tą reikia dirbti ir pačiam daryti ir siekti. Tai tuomet jau eiti ir dalyvauti. Na, o pačiam, kokie prisiminimai kyla prisiminus tą realybės šou? Turbūt buvo ir smagių, ir sunkių, aš įsivaizduoju, tikrai akimirkų, ar ne? Nežinau, ar iš tikrųjų buvo kažkokių sunkių akimirkų. Didžiausias, fainiausias prisiminimas tai nuolat papildomas alaus šaldytuvas, nes realiai aš tokio dalyko dar nebuvau matęs. Aš buvau matęs gyvenimą bendrabutį nuo studentų laikų ir taip toliau, tai ten panašiai buvo, ten toksai vienoj patalpoj daug lovų ir gyvenimas bendrabutį. Bet tai, kad tau dar priklausytų dienpinigiai maistui ir nuolat papildomas rėmėjų šaldytuvas alaus,
kai pabaigė išgerti, tokio stebuklo dar nebuvo matęs. Tai tikrai geriausias atsiminimas. O visa kita buvo kaip ir darbas toliau jau. Ir eiti į radio transliacijas, kalbėti, mokintis, save pozicionuoti ir eiti pas mokytojus pasimokinti ir daryti tos pasirungimus, tas karštasias kėdės, galbūt tada truputėlį nervų nerimo, arba jeigu iškrisi, tai iškrisi, viskas, nebegauni tų visų kitų malonumų, bandymo išsilaikyti, pakovoti vienas su kitu, gudresnę dainą sugalvot, taip ir netyčia sugalvojau tą projektėlį su Vilija, užsispyriau, kad aš dainuosiu Vivo Perlei. Man sako prodiuseriai, tu nepadainuosi. Aš žinau, kad aš nepadainuosiu. Tikrai neturiu tos praktikos, ten dar tokio operinio balso, galbūt reikėtų ten kažką, tai mažoka tos praktikos, man labiau popso daina sekasi dainuot, kur sukapoti tekstai. Bet aš užsispyriau dainuosiu. Sako, nedainuosiu. Tada aš išeinu iš projekto. Tai nežinau, ar ten būčiau išėjęs, ar būtų galima pagal sutartis išėjti, greičiausiai ne. Bet paskui jie, gerai, dainuok, ten ta prasme, bet tai reikia partnerės, nes duetinė daina Vivo Perlei. Tai kažką sugalvok. Tai pasikalbinau Viliją, nes jinai tokia jau buvo sustriausia, galbūt ir gražiausia, o labiausiai populiarėjanti. Ir taip sulipo. Ir paskui po kelių laidų atbėga prodiuseriai, sako, tęskit, labai gerai, tęskit šitą meilės istoriją, čia kažkaip tai, tu dabar važiuosim į kitą transliaciją, tai žiūrėk, čia mes nupirksim tokį žiedelį, tai tu per tą dainavimą įteik tą žiedelį. Tai nebuvo kažkas tokio, kaip, žinai, gyvenime suvaidinto. Tai buvo specialiai kuriama tokia, piešinys ar vaizdas per dainą. Ir nėra žiūrovo apgaulė, nes mes ir dainavom ten apie tą meilės dainą, ar imitavom tą meilę. Tai bet iš tokio kapryzo įsisuko į labai stiprų dalyką tuo metu. Ir iš tikrųjų, kiek metų jau esat scenoje, koncertuojat, dainuojat ir ar šiuo metu yra kažkoks aktyvus koncertinis turas, kaip šiuo metu viskas vyksta? Visko man užtenka ir ne vienas ir ne antras man dabar parašo, tai kur dingai, tai tavęs nerodo, tai aš sakau, tai neįmanoma, kad mane rodytų, aš jau 20 metų ant scenos. Aš dabar mini turą po Lietuvą darau, kažkoks artimiausias, kai Šedoryse bus, kovo 28 koncertukas, tai ten mano toks užrašyta net ant plakatų. Karjeros 20-mečio proga muzikinės, nes po kelių žvaigždės 18, o dar metai pusantrų aš tenai dainuodavau ir šiaip, ir karaokėse, ir tokiuose privačiuose koncertuose. Tai aš traktuoju, kad jau šie metai yra 20-metis kūrybos. Tai tokį mini turą po Lietuvą darau, tai galima susižvėjoti, kas mane seka, pasižiūrėti, kur kiti koncertai. Ir visi kiti renginiai, tai yra tie arba privatus renginiai, kažkokios tai jubiliejai, vestuvės ir ten mes vykstame su savo programa, ar kažkokie restoraniniai tie, kur miestai turi savo muzikinės kavinės, ar išvykos labai daug man būna į Angliją, ten, kur lietuvaičių pabėgau, kartais ir Islandijoje neseniai buvau, grįžau, tai ten pas lietuvių bendruomenės. Tai pilna, aš dirbu kiekvieną savaitgalį. Tai tik tai realiai manęs ten jau taip nerodo, kaip jie neprivalo rodyti jau po 20 metų. Yra jaunesnių žvaigždžių, yra tą, ką jie privalo populiarinti, kas ant bangos. Labai natūralus dalykas. O darbo man tikrai netrūksta ir vos lieka balso ir jau komunikuoti ir naujas dainas bekurti. Kadangi 20-metis, tai gal ta proga nusimato, pavyzdžiui, kažkoks albumo išleidimas? Albumo mes jau nustojom kaip ir leisti, jau dabar kažkaip tai nėra jau tos didžiosios mados. Kaip sako, atlikėjai nelabai turbūt apsimoka, ar ne, šiais laikais ir nelabai atsiperka? Būtent, buvo tos mados, kai žmonės dar pirkdavo kompaktinės plokšteles, jau LP tai perka, jau tikrai ten kažkokie melomanai, minidiskai tokie buvo, ateidinėjo į madą, neišpopuliarėjo, ir kasečių laikais turbūt aukso amžius buvo iš tikrųjų. Tai dabar visa muzika persikėlė į Spotify, į platformas ir taip toliau panašiai, į YouTube. Tai aš manau, kad daugiausia mano muzikos mano kanale Mino muzika YouTube klauso. Tai visas muzikinės naujienas ir netgi tą
tą tokį kažkokį savo uždarbio dalelę mažytę mes iš ten gauname nuo tų reklamų, tai nebeapsimoka per išleidinėti visų kaip įrašų kontaktinėse plokštelėse ar panašiai, apsimoka po atskirą singlą, po atskirą dainą ir jį pristatyti ar YouTube ar Spotify platformose. Supratau, tai keletas dar tokių klausimėlių, kitokių truputėlį, tai norėjau paklausti, ateina, pavyzdžiui, tas atostogų metas, aš tikiuosi, kad vis tiek būna kada laisvo laiko, ar ne? Jau taip nedirbat gal ištisai. Tai kokios tos idealiausios atostogos, laisvalaikis? Pabėgimas nuo žmonių, pabėgimas iš ten, kaip visi įsivaizduoja, aš gyvenu atvirkštinį gyvenimą iš tikrųjų. Ir man tai pripratau, man tai labai patinka. Kai visi eina savaitgaliais kažkur patūsinti, išeina į koncertą, į triukšmą, į žmonės, pasižmonėt, nes jie atidirbo galbūt mažesnėse kompanijose arba prabuvo savo šeimoje ir tada išeina kažkur ten padalyvauti. Aš bėgu nuo to. Tai realiai bėgu nuo to atvirkščiai, nes aš tą šeštadienį ar penktadienį porą kartų per savaitę atidirbu tose triukšmuose. Ir paskui mano atostogos tai jau galbūt kitos dienos, ne savaitgalinės, ir tada trauktis į tylumą. Tai realiai, aišku, kad ne visą laiką dirbam, bet tai galbūt nieks nemato, nes kokį pirmadienį, antradienį užsidarę savo namuose būni, tyloj, ramybėj, bėgi nuo tų žmonių. Lygiai taip pat tai kažkokia kelionė, kažkokia išvyka bėgi nuo tų žmonių. Tai mes atvirkščiai gyvenam, negu kad visi kiti. Mūsų atostogos yra pabėgimas nuo to viso triukšmo. Tiesiog toks ramus kažkoks poilsis, ar ne? Na taip, arba tai yra kažkokia, jau suplanuota kelionė. Tai labiau, kad kita prasme, mano tie keliavimai tai yra susiję labai daug su koncertavimu. Jeigu aš vykstu į Angliją, nežinau, Ameriką, Vokietiją, tuo pačiu aš prasuku ratą, aplankau bendruomenę, kažkur kažką dar man jie parodo, savotiškai pabendrauju su lietuvaičiais įsibaršiusiais ir tokios būna mano atostogų išvykos, tuo pačiu kombinuotos su darbu. O ką rinktumėtės, kava ar arbata, pavyzdžiui? Aš kavamanas esu, visiškai negaliu gyventi be kavos ir rytais prasibūsti, be arbatos išgyvenčiau. Aš irgi. Pilnai jūs suprantu. O mėgstamas patiekalas, koks mėgstamiausias? Sunku pasakyti, nes negalėčiau dabar jau taip šauti, kad mano vienas, bet galiu įvardinti, ką aš mėgstu. Mėgstu kokius teikiukus pusiau keptus, tokius medium. Mėgstu ir miltinius patiekalus, tarp jų pastos visai nemažai valgau, nes vis tiek ten to itališko stiliuko kažkur tai ir maiste, ir aprangoj, ir mano įvaizdį yra. Ir mėgstu netgi kažkokius saldžius patiekalus. Tarkime, blyneliai su kokiais bananais viduje pakeptais ten ir kažkokiu šokoladu užpiltų. Pilvui nelabai gerai, bet skonis yra. Taip. O nemėgstamas gal koks yra, pavyzdžiui, ko negalit pakęsti? Aš nuo vaikystės negaliu pakęsti visokių tų ten, kur kažkokios gleivės, net sunku įvardinti, kaip neskaniai skamba radijo laidoj, ten kur nors koks pienas virtas ir plaukioja kokios putos. Sunku įvardinti, tokių kažkokių suveltų nemėgstu labai. Guliašų visokių, kur privelta, primesta visko tenai, primakalota, tokių nemėgstu. O tos saldžios sriubos turbūt irgi nemėgstat? Saldžios sriubos, ne, kisėliaus saldžios sriubos, ne. Ir iš žuvų tai barakudų dar nemėgstu. Visom prasmėm. Žiauriai nemėgstu. Tai jeigu otas skanu, sviestažuvė skanu, nežinau, lašišinės visos skanios, barakudos, žiauriai neskanu. O metų laikas koks mėgstamiausias? Ruduo. Aš jau vis tiek nebejaunas, jau tų metų yra 25 plus PVM-as, kaip mes skaičiuojame. Tai realiai anksčiau aš pastebėdavau, kad man toksai būdavo pavasaris. Tokio lauki tarsi į priekį kažko, tokio tarsi viskas prasidėjęs, viską tą. O dabar tokį taip gražu pasidarė toks ramesnis laikas, ruduo su savo tokiam spalvom ir su tokia ramybė. Kai dar tokia šiluma laikosi, bet tokių atsiranda romantikos, tokių spalvų labai daug, tai galbūt ruduo.
Supratau. Na ką, ir dabar vėlgi grįžkime tada jau prie muzikos, pokalbio pabaigai. Aš visai netrukus paspausiu mygtuką ir pagrosiu naujausią dainą Alio ir dabar norėčiau, kad truputėlį apie ją, apie šį kūrinį plačiau gal papasakotumėt, pristatytumėt šią dainą. Ir tai aš manau, kad jau mes pažeidinėjom net radijos laidos taisyklės, jau per daug yra pokalbio, nes radijo klausytojai labai mėgsta muziką ir trumpesnius pokalbius, tai labai greitai. Tai vėlgi daina panašiais labai motyvais, kaip ir pas mane, tik tai jau čia tokia labiau šokama galbūt, bet vėlgi yra šiek tiek romantikos, yra užuominų į meilę, bet kaip aš komentuoju, tai nėra tokia apie konkrečią meilę ar meilės siekimą, tai yra gal labiau apie ilgesį, apie neapturėtą, apie pasibaigusią meilę, galbūt tokį laukimą namuose, kad alio, galbūt čia paskambins žmogus, kurį kažkada mylėjau iš senų laikų ir vėl kažkas galbūt sužibės iš naujo. Tai čia tas toks skambučio laukimas, alio, ar čia tu? Na va, puiku, tai pasiklausom tada šio kūrinio. Aš labai dėkoju už pokalbį. Linkiu ir toliau sėkmės kūryboje, daug gerbėjų, daug koncertų ir ačiū dar kartelį už pokalbį. Ačiū, gracija, arrivederci, ciao. Ciao, iki. Naujiena. Eteryje Mino ir daina Alio. Dar viena šios savaitės Tavo balso naujiena.